Iš Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos. Mūsų 7 B klasėje mokosi 29 mokiniai ir visi jie nori ramybėje dalyvauja sveikatiados projekte. Mes stengiamės ne tik patys gyventi kuo sveikiau, bet ir kitus žmonės užkrėsti sveikos gyvensenos idėją. Bet tai buvo toli gražu ne visada. Dar visai nesenai mūsų klasė 7 B nebuvo tokia sveikuoliška kaip dabar. Sveika gyvensena joje domėjosi tik nedidelė dalis mokinių. Jie kas rytą darė mankštą, aktyviai sportavo, šoko, valgė sveiką maistą ir visai kitaip sveikai gyveno. Tuo tarpu kiti bandė laikyti. Buvo tokių, kurie neribotai valgė nesveiką maistą. Labai daug mokinių ištisas naktis leido prie kompiuterio arba visą savo laiką atiduodavo mokslams. Man išaiškino daktarai, kaip svarbu žmogui nervus tausoti. Miegas pagrindas, na gerai, imsiu kiaurą parą drybsoti. Imsiu kiaurą parą drybsoti. Nežinia, kiek dar laiko būtų tęsusi ši netvarka, jei vieną dieną mūsų klasė nebūtų įsitraukusi į sveikatiados projektą. O čia ir prasidėjo. Reikėjo ir mankštą daryti, ir dviračiais važinėti, ir šokti, ir bėgti, ir sveikus pusryčius valgyti. Žodžiu, viskam išvardinti ir laiko neužtektų. Sveikuoliai visur dalyvavo, visur spėjo, viskuo džiaugiasi ir jokio nuovargio nejautė. Tuo tarpu likusiai klasės daliai sekėsi ne taip. Taigi nori, nenori, visiems teko gyventi sveikai. Ir nors mūsų klasėje vis dar pasitaiko nesusipratimų, mes labai stengiamės ir norime sveiką gyvenseną užkrėsti kitus. Už gyvenseną mes sveiką ir už saulę visą laiką!